Tikros istorijos. Aleksandras Grehamas Belas. Šiandien aš jums papasakosiu savo gyvenimo istoriją. Mano vardas yra Aleksandras Grehamas Belas. Aš gimiau 1847 metais kovo mėnesį Edinburgo mieste. Norint suprasti, kaip aš pabaigiau savo gyvenimą, visų pirma reikia žinoti, kur aš jį pradėjau. Taigi aš jums papasakosiu. Viskas prasidėjo, kai aš buvau mažas berniukas. Kai man buvo 10 metų, mano mama jau buvo beveik visiškai kurčia. Ji labai mėgdavo klausyti, kaip aš skambinu pianinu, nors aš nežinau, kiek ji iš tikrųjų girdėjo. Ji sėdėdavo šalia, prie pianino pridėjusi savo klausos vamzdelį ir atrodė, kad ji tikrai mėgaujasi muziką, nors aš tikrai nebuvau pianino virtuozas. Būtent dėl mamos, jau nuo mažens mane labai domino garso veikimo principas. Aš praleisdavau valandas tyrinėdamas savo pianiną. Atidaręs jo dangtį stebėdavau, kaip man paspaudus klavišą, mažas plaktukas pianino viduje trenkėsi į stygeles, kurios pradeda vibruoti. Aš pastebėjau, kad garsas būtent dėl vibracijos ir atsiranda, ir supratau, kad būtent dėl vibracijų mano mama girdėjo mano skambinimą per savo klausos aparatą. Kartais, kitame kambaryje, mano tėtis mokydavo savo mokinius. Jis buvo išskirtinis mokytojas, kuris mokė kurčius žmonės kalbėti. Jis išrado sistemą, kuri padėjo kurtiesiems išmokti judinti gerklę, liežuvį ir lūpas, kurie sukeldavo vibracijas, virstančias įvairius garsus, kuriuos mes naudojame kalboje. Kartais žmonės ateidavo pas mus išgerti arbatos ir pradėdavo plepėti. Man būdavo labai gaila, kad mano mama nieko negirdi. Aš norėdavau ją įtraukti į pokalbius, todėl klausydavausi žmonių ir tuksendavau kodus mamai ant rankos. Tikriausiai būtent dėl savo mamos aš labai džiaugiausi klausos dovaną. Man pasaulis buvo pilnas garsų. Kartais aš į lauką išeidavau tiesiog pasiklausyti gamtos. Visas pasaulis vibruodavo. I would go out and walk sometimes just to listen. And it was like the whole world was vibrating all at once. Kartais pagalvodavau, kad jeigu klausysiu pakankamai įdėmiai, galėsiu išgirsti, kaip auga samanos. Mane visada supdavo milijonai gražiausių garsų, netgi suaugęs aš nenustojau jų klausytis. Bet dabar jau turėjau daug idėjų ir minčių apie tai, kaip tie garsai veikia, ir kiek aš galėjau nuveikti su šiomis garso veikimo principų idėjomis. Aš negalėjau nustikti vietoje iš noro išbandyti kai kurias šių idėjų, todėl mano tėtis man ir mano broliui Melviliui davė iššūkį – sukurti aparatą, kuris galėtų atkartoti žmogaus balsą. Oho, kalbanti mašina. Ši idėja mane pakerėjo.
We tried to figure out Mes su broliu bandėme išsiaiškinti, iš kur atsirasdavo žmogaus balsas. Mes žiūrėjome į žmogaus kūną kaip į robotą, kuris turėjo visus mechanizmus reikalingus sukelti vibracijoms, skleidžiančiams garsus. Ir ne vieną garsą, o daugybę skirtingų garsų, kurie ir sudaro kalbą. But not just any sound. All the different kinds of sounds that make up speech. Mes kai ką sukūrėme ir nepatikėsit. Tai veikia. Na, iš dalies veikia. Kai aš nekonstruodavau įvairių mechanizmų ar nemąstydavau apie savo idėjas, aš mokydavau kurčius vaikus, visai kaip mano tėtis. Aš niekaip negalėjau pamiršti, kad kai kurie žmonės, tokie kaip mano mama, nebuvo apdovanoti klausa ir girdėjo labai mažai, arba išvis negirdėjo. Mane labai įkvėpdavo kurčiųjų mokymas. Man kildavo labai daug idėjų apie mechanizmus, kurie galėtų valdyti garsus. Tada aš gavau galimybę išbandyti savo idėjas. Manęs paprašė patobulinti telegrafą. Telegrafas buvo gan naujas išradimas, naudojamas siųsti pranešimams iš vieno telegrafo į kitą. Prieš telegrafą pranešimai turėjo būti rašomi ranka ir pristatomi arklio traukiamais vežimais. Telegrafas buvo žymiai greičiau veikiantis būdas. Juo žinutės iš vienos vietos į kitą būdavo siunčiamos paėmus žinutės tekstą ir pavertus ją į specifinį kodą. Pavyzdžiui, Morzės abėcėlę, o tuomet kodas būdavo siunčiamas elektros laidu. Kitame elektros laido gale gautas kodas būdavo paverčiamas atgal į žodžius. Didžiausias telegrafo minusas buvo tas, jog vienu metu buvo įmanoma siųsti tik vieną žinutę ir tai padaryti buvo įmanoma tik iš telegrafo pastato. Tai reiškia, jog prie telegrafo nuolat stovėdavo ilgos eilės žmonių. Kai pranešimas pasiekdavo kitą telegrafą, kiekviena žinutė turėdavo būti išspausdinta ir pristatyta adresatui. Tai buvo labai išmani sistema, tačiau atskirų žinučių siuntimas paprasčiausiai buvo per lėtas procesas. Aš vis bandžiau patobulinti telegrafą, tačiau man ramybės nedavė visiškai kitokia idėja. Kas? Jeigu vietoj žinutės kodavimo viename laido gale ir žinutės atkodavimo kitame, galėtum tiesiog išsiųsti žmogaus balsą. Kas, jeigu vienas žmogus paprasčiausiai galėtų kalbėti su kitu? Netgi jei juos skirtų didelis atstumas. Man kilo idėja, jog naudojant elektros energiją būtų įmanoma išsiųsti patį garsą variniais elektros laidais. Tačiau aš niekaip negalėjau sugalvoti, kaip reikėtų sukonstruoti tokį aparatą. Man į pagalbą atėjo žmogus vardu Watsonas, kuris labai gerai mokėjo dirbti su elektra. Mudu išsinuomavome gretimus kambarius ir dirbant kartu mums kilo labai įdomi idėja. Tai buvo mechanizmas, kuris turėjo siųstuvą, į kurį reikėjo kalbėti. Tada, panaudojant labai pavojingą skystą rūgštį, garsas turėjo būti paverčiamas į elektrą, keliauti per varinę vielą ir būti atverčiamas į garsą kitame laido gale, kur buvo įtaisytas imtuvas.
Šis aparatas atrodė taip, lyg galėtų suveikti ir mes buvome pasiruošę jį išbandyti. Bet šį lemtingą momentą, kai jau norėjome patikrinti savo išradimą, aš sugebėjau apsipilti rūgštimi. Įdegino mano odą ir aš garsiai šūktelėjau. Ir, o stebuklė, Vatsonas mane išgirdo per mūsų aparatą. Aš buvau toks laimingas, kad pamiršau, jog mano koja dega nuo rūgšties. I was so excited, I almost forgot the burning sensation on my leg. Tai buvo momentas, kai gimė telefonas. Žinoma, man dar reikėjo jį patobulinti, bet neužilgo aš jau buvau pasiruošęs pasauliui parodyti savo išradimą. Jis labai greitai išpopuliarėjo. Telefonas sulaukė didžiulės sėkmės. Kaip nuostabu, kad daiktas, kurį mes su Vatsonu sukūrėme tarp dviejų gretimų kambarių, buvo pirmasis pasaulyje telefonas. O dabar jūsų pasaulyje yra daugiau nei 5 milijardai telefonų. Kas prasidėjo pianino skambinimu mamai ir žiūrėjimu, kaip garsas gimsta pianino viduje, užvedė mane ant kelio, kuris nuvedė mane iki šio didžio išradimo, be kurio, tiesą sakant, šiuolaikinis pasaulis paprasčiausiai neišsiverstų. Simply couldn't do without.